Sveiki sugrįžę po reklamos, su jumis laida 5 žvaigždučių būstas ir patarimų rubrika, kurioje šiandieną apžvelgsime net keletą aktualių klausimų. Tomai, su tavimi susitinkame mes Vilniaus Jaukurų salone ir šiandien atvykau pasikalbėti apie saulės elektrinės. Visai neseniai startavęs kvietimas teikti paraišką saulės elektrinėms įsigyti susilaukė didžiulio dėmesio. Kodėl jos išlieka tokios populiarios? Tai vienas iš esminių trendų yra noras sutaupyti, antras yra noras tapti inovatyviais ir ekologiškesniais ir trečias yra tapti nepriklausomais nuo dabartinių elektros kainų šuolių. Iš tiesų, priežastys yra labai reikšmingos ir kiekvienas iš mūsų įsivertinęs tas priežastis turime apsiskaičiuoti, kokios saulės elektrinės reikės. Kaip tą padaryti? Labai paprastas būdas. Paimame savo metinį elektros suvartojimą, jį padaliname iš 1000 ir gauname reikiamą instaliuoti elektrinės galią. Tačiau šioje vietoje reikia atsižvelgti ir į tai, į kurią pusę pasaulio šalių atžvilgiu yra orientuotas jūsų namo stogas ir koks yra namo stogo nuolydis. Idealiausios sąlygos Lietuvoje – 35 laipsnių nuolydis ir stogo orientacija į pietus. Kiek užtrunka saulės elektrinės įrengimas ir tuo pačiu įdomu, kuris metų laikas yra tam tinkamiausias? Šiai dienai po sutarties pasirašymo saulės elektrinė yra įrengiama per 3-4 savaitės. Pačių darbų įrengimas objekte užtrunka nuo 1 iki 2 dienų. Išskirtiniais atvejais gali trukti ir ilgiau, jeigu stogas yra nepalankus. Žinoma, didžiausias trikdis yra oro sąlygos. Jeigu oro sąlygos leidžia, galim instaliuoti ištisus metus. 3-4 savaitės yra labai greitas terminas. Praėjusiais metais reikėjo laukti iki pusės metų juk. Kadangi dirbame šitoje rinkoje ne pirmus metus, subūrėme labai stiprią patikimų partnerių komandą, kurios dėka saulės elektrinę galime sumontuoti per 3-4 savaitės. Dievaži, puikios naujienos. Vadinasi, dar šią vasarą galima suspėti pasigaminti energijos savo namams. O kas tokiu atveju, jeigu saulės elektrinė sugenda, ar egzistuoja kolektoriams, inverteriams garantijos? Taip, žinoma, priklausomai nuo gamintojų inverteriams garantija galioja nuo 10 iki 12 metų su galimybė prasitęsti iki 25 metų. Saulės moduliams dažniausiai gamintojai suteikia nuo 12 iki 25 metų garantiją. Iš tiesų, mes šiandieną, Tomai, palietėm labai gerą temą, nes aš pats esu susimontavęs saulės elektrinę, bet apie garantijas net nesu galvojęs, nes pirmas tikslas buvo, kad greičiau į man gamintų elektrą. Tikiuosi pasirinkote tinkamus partnerius, tokius kaip kompanija Jaukurai ir kurie jums užtikrins po garantinį aptarnavimą ilguoju periodu. Iš tiesų reikėtų patikrinti, ar dar apskritai jų telefono numeris egzistuoja, bet, tikiuosi, kad viskas bus gerai. Pakalbėkime apie dar vieną labai svarbų momentą, juk visiems įdomu, per kiek metų ta saulės elektrinė atsiperka. Standartinis variantas 10 kW elektrinė atsiperka priklausomai nuo pasirinktos įrangos prie dabartinių sąlygų, imant, kad vidutinė elektros kaina šiandieną yra 0,24 cento. Normalus atsipirkimo laikotarpis yra tarp 4-6 metų. Vertinant tai, kad APA suteikia kompensaciją, elektrinės atsiperkamumą sumažiname nuo 3 iki 5 metų. Apibendrinkime tai, ką šiandieną mes kalbame. Tai norint naudotis atsinaujinančiais ištekliais, įsirengti saulės elektrinę pas save namuose, į ką pirmiausia atkreipti dėmesį? Tai vienas iš esminių dalykų yra, kokią turime namo įvado galią. Tada, ar mūsų namo įvadas yra 1 fazės ar 3 fazių, atitinkamai reikėtų įsivertinti ir ateities planus. Ar planuojate įsigyti elektromobilį, galbūt įsirengti šilumos siurblį, ar įsirengti papildomai kondicionierių savo namuose. Iš tiesų, artėjant vasarai, būtent kondicionierius tampa itin aktualiu įrenginiu. Tad teiraujamės, į kokius kriterijus derėtų atsižvelgti jį renkantis. Viena iš pagrindinių funkcijų, kur žmogui yra labai aktuali, tai yra garso lygis. Tai turėtumėt žiūrėti, kad nebūtų tikrai garsus tiek išorinis blokas, tiek vidinis. Antras dalykas – valdymas nuotoliniu būdu, tai yra Wi-Fi ir lygiai taip pat tiek šildymui, tiek, tarkim, vėsinimui yra pakankamai svarbios funkcijos. Šilumos palaikymo funkcija, esant pavasarį, rudenį ar netgi žiemą, ši funkcija leidžia jums išvykti iš namų ir palaikyti tam tikrą temperatūrą minimalią namuose. Ir lygiai taip pat bevėjo funkcija, kur jūs neturite tiesioginio pūtimo, ar ne, kur vėsa tiesiog sklaidosi po patalpas. Jeigu aš pasirinku kondicionierių be vėjo, vadinasi, galiu vasarą pragyventi be skaudančios gerklės, nes vasarą mes visada kaltinam kondicionierių, jeigu tik peršalom. Šis įrenginys turi tam tikrą funkciją, kuris sukuria tokią kaip ir oro užuolaidą, per kurią negauname tiesioginio pūtimo. Tai tiesiog vėsa pasisklaido jums po patalpą. Žinoma, galima išvengti tada ir tų visų susirgymų. Perfrazuojant lietuvių liaudies patarlę, vasarą kondicionierius vėsina it molis, o žiemą šildo tarsi brolis.
Ar norint namuose turėti kondicionierių, mums reikia galbūt pasitarti su kaimynais, gauti jų leidimą, ar yra kažkokių reikalavimų? Taip, yra tam tikrų niuansų, jeigu mes gyvename nuosavame name ar ne, mums šitų leidimų jokių nereikia. Tačiau jeigu tai yra butas, reikėtų kreiptis į namo ar seniūną, ar tarkim kažkokią tai įmonę, kuri prižiūri jūsų daugiabutį ir jie galės jums atsakyti. Dažniausiai reikia gauti kaimynų tiesiog kelis parašus ir be jokių problemų galite įsirengti tą įrenginį ir bute. Patarkime mūsų laidos žiūrovams, kurie dabar gyvena įsirengimo džiaugsmais, kurioje stadijoje reikėtų nusimatyti kondicionierius vietą. Šiaip kondicionieriaus vietą galima nustatyti jau esant padarytam projektui. Projektuotojas dažniausiai ir sukomplektuoja, kur stovės tas įrenginys. Reikėtų iš anksto nusimatyti vietas bei prasivedžioti iš karto tam tikras freoninės linijas arba elektros laidus, kad paskui nekiltų tam tikrų niuansų su pažeistomis apdailomis. Visi patarimai, kuriuos šiandieną išgirdau pas jūs, yra labai naudingi ir ne tik man asmeniškai, bet ir mūsų laidos žiūrovams. Ačiū už juos, o daugiau naudingų patarimų kitą šeštadienį tuo pačiu metu 10:30 tik per pačią žiūrimiausią TV3 televiziją. Linkiu jums gražaus savaitgalio. Iki!